Sveiki žemdirbiai! Prasidėjo 2 mėnesių karščiausias periodas. Ne tik jums, bet ir mano kolegams Skandagra agronomams. Derliaus nuėmimas, grūdų realizacija, žemės paruošimas sėjai ir žinoma, pačių žieminių kultūrų sėja. Vėliau herbicidai, mikroelementai pagal poreikį ir kiti technologiniai sprendimai. Visus šios darbus reikia atlikti vos per 2 mėnesius. Leiskite man padėti jums sutaupyti brangaus laiko ir pristatyti žieminių rapsų herbicidų sprendimus, kuriuos turime Skandagra paletėje. Pradėkime nuo lauko paruošimo rapsų sėjai. Panaudojus daugumą rinkoje esančių glifosatų, žemę galima dirbti ne anksčiau kaip po 10 dienų. Mes turime inovatyvų glifosatą Halvetik, kurį galima naudoti likus vos 3 dienoms iki planuojamos sėjos ir efektyviai išvalyti laukus nuo piktžolių ir javų pabirų. O dabar keliaukime per 3 skirtingas laukų situacijas po sėjos. Pirmiausia, noriu pradėti nuo populiariausio sprendimo – Belkar ir Metazamix, kurį praeitais metais panaudojo beveik pusė Lietuvos ūkininkų. Belkar ir Metazamix galima naudoti nuo 3 lapelių tarpsnio. 3 veikliosios medžiagos iš 4 yra kontaktinio veikimo, todėl nereiklus dirvos paruošimui ir drėgmei, šiaudai ir grumstai mums nesutrukdys. Absoliučiai komfortiškas panaudojimas be jokio skubėjimo. Ypač platus piktžolių spektras, įskaitant rugiagėles, notreles ir net aguonas. Užtikrinta pupų ir žirnių pabirų kontrolė. Tik Metazamix reikėtų naudoti 0,6 litrai į hektarą normą. Daugeliu atveju pavasarį perpurkšti nereikia. Šio sprendimo trūkumas – laukuose, kur daug miglių ar žliūgių, teks pridėti daugiau metazochloro. Antras sprendimas – herbicidą naudoti po sėjos. Jei dirvoje pakanka drėgmės ir piktžoles norite sunaikinti, vos joms pradėjus dygti, herbicidą geriausia panaudoti sėjos dieną, bet ne vėliau kaip per 3 dienas po sėjos. Mano kolegos rekomenduoja Mota ir Klaus. Šio sprendimo privalumai. Sustiprinta baltųjų šakinių, daržinių žliūgių, dirvinių čiužučių, trikerčių žvaginių, rūgčių, smilguolių ir miglių kontrolė. Ankstyvas purškimas palieka daug laisvės vėlesniems priežiūros darbams, kaip augimo reguliavimas, pabirų kontrolė, kenkėjų kontrolė ir papildomas maitinimas per lapus. Tai yra vienas pigiausių rinkoje esamų sprendimų. Toliau jūs turite išgirsti apie šio sprendimo trūkumus. Reiklus dirvos paruošimui. Reiklus dirvožemio drėgmei. Siauras panaudojimo laikas. Tik 3 dienos po sėjos. Netinka vėlesniai sėjai. Neišspręs ankštinių augalų birų klausimo. Kartais gali sukelti rapsų pabalimą, pristabdyti augimą. Silpnesnis veikimas, jei yra daug augalinių liekanų dirvos paviršiuje. Iš praktikos šiuos laukus pavasarį dar reikia pakartotinai perpurkšti. Kai rapsai yra nuo sėjos iki 3 lapelių tarpsnio, galima naudoti herbicidą Meky, kuris pagal veiklių medžiagų sudėtį konkuruoja su Butisan Star arba Sultan Super. Šio sprendimo privalumai. Gera kibiųjų lipikų, žliūgių, miglių, smilguolių kontrolė. Platesnis panaudojimo langas. Galima maišyti su graminicidais. Vis dar puikus kainos ir naudos santykis. Saugus rapsams, nestabdo augimo. Bet yra ir trūkumų. Išlieka reiklus dirvos paruošimui ir jos drėgmei. Silpnesnis veikimas, jei yra daug augalinių liekanų dirvos paviršiuje. Nepakankamas poveikis rugiagėliai, notreliai. Neišspręs ankštinių augalų pabirų klausimo. O jei klaustumėte mano nuomonės, kaip tai daryčiau aš, mano pasiūlymas būtų toks. Metazamix 0,5 litro į hektarą ir Mota 1,25 litrai į hektarą. Panaudočiau nuo skilčialapių tarpsnio iki 2 lapelių. Kartu galima maišyti ir graminicidą nuo pabirų. Ir Belkar 0,25 litro į hektarą. Panaudočiau 3 ar 4 lapelių tarpsnyje likusiams piktžolėms galutinai sunaikinti. Šis sprendimas neturi jokių silpnų vietų. Jei jums šis vaizdo įrašas patiko ir norite išgirsti mano rekomendacijas apie žieminių javų rudeninius herbicidus, spauskite like ir pasimatysime jau netrukus. Iki.